Labas rytas, jūs ką tik buvote liudininkai operacijos, kaip yra ištraukiama erkė. Kiek kraujo. Panaudojant įrankį, kurį gavau dovanų iš Dalios. Šiaip, ačiū Dalia, jisai žiauriai sunkus palyginus. Tam, kam jis yra, tai jisai yra žiauriai sunkus, bet man jisai pasirodė žiauriai fainas. Ir aš pagalvojau, aš jį parsivešiu ir turėsiu atsiminimą nuo Dalios. Ir šalia viso to, jisai pasitarnavo man turbūt bent jau 5. kartą. Nes tikrai žiauriai daug erkių išsitraukiau. Ir jaučiu, kad tikrai dar buvo tokių, kurių aš nepamačiau. Nes jos įsisiurbė į visokias įdomias vieteles. Tai buvo ir kojose, ir rankose, visur krūvos tų erkių, blema, nu, kokius zarazos. Dėl to reikia skiepytis. Aš pasiskiepijęs. Tikiuosi, kad nepasigausiu nei jokio laimo, nei jokio encefalito. Tai ką, keliamės? Aš nenoriu lysti iš palapinės, nes mano batai yra visiškai kiaurai šlapi. Dėl to darysime tokią pornografiją šiek tiek. Ir šildysimės maisto taip. Tiesa, vakar matyt buvau šiek tiek alkanas, nes pusryčiam maisto liko va tiek vat. Realiai ant dugno. Vienas dalykas, kurio jūs nežinote ir kuris nutiko vakar, kai aš jau nustojau filmuoti, yra tai, kad pas mane atėjo piktas rangeris ir sako, ką tu čia darai? Hello, mister. Aš atsisegu duris ir paaiškėjo, kad tenai yra mano senas bičiulis Romas. Jo, čia buvo, čia buvo šokas. Aš nuoširdžiai, aš nesupratau iš jo balsą, jis pakeitė balsą. Sako, čia taip apėjo mano palapinę grėsmingai. Galvoju, what the hell, ta prasme, kas čia dabar bus? Sako, hello, mister. Aš toks, jo, hello. Tipo, kažką ten galit atsisekti savo duris? Sakau, galiu. Atsisekau, Romas. Jo, tai žodžiu, buvo visiškai neplanuota. Ta prasme, aš nežinojau nieko apie tai. Jisai sugalvojo, kad atskrisęs mane pasveikint su gimtadieniu, kadangi rytoj aš švenčiu savo gimtadienį. Šiandien minu jį, o rytoj švenčiu jį. Tai va, tai pasidėjom dar vakare, pasikalbėjom, pabendravom. Dabar jisai pernakvojo, tenai buvo parkavimo aikštelė. Tai sakė, paveš mano daiktus iki viešbučio, po to tiesiog gal praleisime likusią dalį dienos, nes jis šiandien ir turi grįžti atgal į Stokholmą. Tai va, ir skris namo. Tai žodžiu, žmogus atskrido 2 dienom tam, kad pasveikintų Algirdą su gimtadieniu. Tai yra turbūt mieliausia ir gražiausia, ką aš esu patyręs iš draugų pusės ever. Ta prasme, nenoriu nieko įžeisti ar įskaudinti, jeigu kažką pamiršau, nes taip labai galvoju dabar šnekėdamas. Bet nuoširdžiai neatsimenu, kad būtų buvę kas nors įspūdingesnio. Tai vat, žinokit, kas yra jūsų tikrieji draugai ir vertinkit juos. O dabar pakuojamės. Girdžiu kažkokius tai piktus rangerius vaikštant aplink. Piktasis rangeri, pasirodyk! Arba man tiesiog liūčina, gal to Romo iš viso nebuvo. Gal aš susapnavau jį tiesiog naktį. Va, kažkoks piktas rangeris ateina. Iš glūdumos išlysto jau pasirodė. Toks paigdas, kiaurai šlapiais batais ir kojom. A, ne? Su šlapai? Oho, turiu. Tai kiaurai šlapia. Ne, šiaip su šlavė, aš lėksiu kiaurai. Tai žinai, ryte po mišką pavaikščiat, ne kiekvienas durnas sugalvoja. Čia žiauriai apžėlė? Jo, šiaip buvo tokių vietų, kad iki čia, žinai, žolės, iki nusės, žinai. Pradžiai atrodė normaliai, bet žinai, kai jau ten nuėjau aplink, nebuvo kur dėtis, arba atgal to pačiu taku, arba į priekį. Nu, tai aš mėgstu į priekį. Ate, kamera ir Romai. Ate.
Nu ką, nusilengvinau dviratuką. Šiandieną skriste skrisime. Normalų žmonės keliauja, o taip maždaug pasikrovę. Nu tik tai vietoj vienos didelės terbos būtų daug visokių šniriukų. Algirdas, kai jau nusilengvina, pasilieka tiek. Va, Algirdo daiktai. Kiek man to čia net mašinai vos telpa. Gerai, tai ką, pasimatysim tada prie viešbučio. Kelią! Kol kas sunkiai vairą nulaikau. Kol kas mainasi puikiai, apart poros aspektukų tokių. Vienas tai, kad batai kiaurai šlapi ir labai nemalonu kojom ir jos smirda. O kitas dalykas tai, kad grandinę pamiršau susitept ir jinai girgžda. O aš negaliu pakęsti, kai mano dviratyje kažkokie garsai netokie, kokie turi būti. Jau užtenka, kad vairas visą laiką trakšė. Ir dar kai grandinė ima girgždė, tai šita garsų kakofonija manęs nebedžiugina tada. Bet oras yra puikus. Oras puikus, kelias kol kas labai gražus. Žiūrėsime, ar tai tęsis iki pat viešbučio. Ar išlys lietutis. Lietutis turi išlysti kažkur po pietų, tai šiaip turėčiau pasiekti viešbutį. Bet čekinas viešbutyje tik nuo 3, tai klausimas, ką aš darysiu iki tol. Artėju savo viešbučio link, beprotiškai anksti, nes tiesiog skrieti atskridau ir be daiktų ir dar vėjas į nugarą, tai čia iš viso buvo tiesiog skraidimas padebesiais. Liko mažiau negu 10 km. Jo, dar net 12 nėra. Bet faktas, kad mano laisvadienis artėja, nenumaldomai artėja. Uhu! Yeah! Švęsiu gimtadienį, tra-la-la-la-la. Aš švęsiu gimtadienį, o. Ar švęsit jūs kartu? Rytoj, gimtadienis rytoj. 23 rugpjūčio užsirašome vaikai į dienoraščius savo sąsiuvinius. 1985 metai, rugpjūčio 23 diena, juodojo Kaspino diena, Ribentropo-Molotovo paktas ir tuo pačiu Algirdas gimė. Taip, tai buvo juoda diena pasauliui, kai Algirdas išvydo dienos šviesą. 6 kilometriukai iki mano gimtadienio. Pradėjo. Nori bandyti iki viešbučio nuvažiuoti ir ten pasistatyti dviratį bent jau? Ir kažkur po kažkokiu stogu nori numinti? Ne, aš galvoju, gal reiktų kažkur tai pietų nuvaryti. Nu tai dar pasižiūrėk. Jo, davai. Jei nori pasistatyti, gali atsisėsti mašiną. Jo. Tai va, kartu su atvažiavimu į miestą
ir pradėjo krapnuoti. Dar kol kas labai nesmarkiai, bet truputėlį krapnuoja. Dėl to mes glaudžiamės automobilyje. Čia vėl atominis laivas. Ai, čia tokie visi mėnai. O aš automobilio vertinu pagal ekranų kiekį. Man tai čia visą laiką atrodo, man iš mano kampo, kad čia grotelės ir čia kiaurai matosi, o čia toks atsispindintis paviršius, žinai. Jo, burgeriukas labai nedidelis, bet burgyčių porcija man patinka. Sumokėjom iš viso 20 eurus. Tu sakyčiau, gal visai normaliai, ta prasme. Nu, kaip ne McDonald'ui, tai sakyčiau labai pigiai negu. Bet čia toks dienos meniu, kaip supratau, tai... Dar čia vis tiek toks ruokestis šiek tiek nėra, jau čia kad kažkoks visiškas kainėlis. Ne? Žinomas gan. Man taip susidarė įspūdis. Tai aišku, čia bus koks Birštonas Lietuvos, mums vėliau žinoma. Nu, Birštonas Lietuvoje tai brangus miestas, turbūt. O, prašau, su raudonu kilimu man. Nu, ką tu, koks kambarys. Salionas. Ir miegamasis. Nu, beautiful. Hebra, beautiful. Turiu namus. Žiauriai fainai. O kaip tulikas atrodo? Na, okei. Tulikas leaves a lot to be desired, taip sakant. Į jūsų sveikatą, mėlėjai žiūrovai. Išleidau Romą. Žiauriai faina, ane? Ta prasme, žmogus atskrido vienai dienai, kad pabūtų su manimi. Kažkaip, wow, šiek tiek net šiek tiek mane pribloškė. Iš tikrųjų, nu, ta prasme, tikrai nuoširdus ačiū tau, Romai, dar kartelį. Tikrai buvo žiauriai faina ir pasimatyti, ir pabūti, ir kažkiek tai pasivaikščioti, nes iš esmės tai ką nuveikėm, tai tiesiog papietavom, išėjom, po to apėjom aplink miestą čia visą. Tai ir viskas, ir po to dar apsipirkom ir atsisveikinom. Jis išvažiavo link Stokholmo, o aš grįžau namo. Dabar visi daiktai yra išmėtyti, ištraukti iš tašių, nes tašės visiškai šlapios. Išmėtyti per visą kambarį, kad tiesiog džiūtų. Kambaryje yra baisus dvokas. O aš sėdžiu su taure putojančio, bet ne to. Žiūriu vlogą, kurį įkėlė Špikis keliauja kanalas, Špikis filmai kanalas. Ir ką, ir mėgaujasi laisvadieniu, rytoj švęsiu savo gimtadienį. Ir ką, ir ilsėsiuosi, pabūsiu, pasimėgausiu ir keliausiu toliau, keliausiu namų link, nes lieka visiškai nebedaug. Kai pagalvoju, kad liko mažiau negu 10 dienų, kai pajudėsiu iš čia, bus likę mažiau negu 10 dienų. Nu, nebent sugalvočiau dar kokį ratuką padaryti, bet turbūt jau nebesugalvosiu. Tai nes jau šiaip ar taip žiema ateina, tai nėra kur čia labai keliauti šituose kraštuose. Nu ką, labas rytas, rugpjūčio 23. Šitą siuntinį aš gavau būdamas pas Kostę namuose. Aistė gavo siuntinį, sako, Algirdai, čia tau. Aš labai nustebau tada. Pagaliau galiu jį atsidaryti, žinoma, jis yra nuo Dagnės. Gavau kažkokias koinaitės. Ką dar gavau? Dar gavau. Šitas šokoladukas. Gavau panašu, kad tortui žvakutės 3. O kur 9? Ai, 3 ir 9, jo. Problema yra ta, kad čia visur yra šitie dūmų detektoriai. Ir aš truputėlį bijosiu jas uždegti, nes gali po to baigtis liūdnai. Viskas įmanoma. Va tai.
Mano mylinti žmona Dagnė man palinkėjo būti laimingam ir daryti, ką iš tikrųjų noriu daryti ir nebijoti nieko, nes gyvename tik vieną kartą. Ačiū tau, Dagnė. Labai labai miela ir labai teisingi žodžiai. Ir aš pasistengsiu nieko nebijoti ir viską daryti kartu su tavimi. Is it okay if I light the candles? Yes. Oh, okay. Yeah. Because I see there is a smoke alarm here as well. Oh, Not go out? no, I think it's okay. Ah, okay. But yeah, Okay. yes. Okay, thank you. Paklausim, darbuotojas leido šitam kambaryje užsidegti žvakutes, tai tikiuosi, kad tikrai nesuveiks jokia šitą dūmų detektorius joksai. Ir kad pavyks man pagaliau suvalgyti savo tortą ir sugalvojus norą užpūsti žvakutes. Net mano žvakutė nenori degti. O kaip kitą uždegti. Truputį nepavykęs bandymas, bet ačiū tau, Dagnė. Ką šiandieną nuveikiau, iš esmės nieko labai ypatingo. Buvau išėjęs į parduotuvę ieškoti savo naujųjų dviratininko šortų, kadangi, kaip minėjau, senuosius sugebėjau palikti pas Romą automobilyje. Ačiū Dievui, jisai juos rado, pasiėmė ir po to grąžins man Lietuvoj. Tai, ponios ir ponai, turiu naujus dviratininko šortus. Iš esmės nieko ypatingo, kainavo apie 60 €. Buvo vieni pigesni, bet pasikalbėjom su pardavėju. Sako, ar daug važinėjai dviračių? Sakau, nemažai. Sako, jam brangesnius. Tai pagalvojau, kad jo, gal geriau pasimsiu brangesnius. Tai ir jie man ir pasirodė šiek tiek patogesni. Tai tikiuosi, kad nenuvils ir kad bent jau iki Lietuvos atlaikys. Išėjau pasivaikščioti po miestelį. Šiek tiek pasižiūrinėjau visko, bet kažko tai labai ypatingo šitą miestą ir nėra. Plus nemažai jau buvom pamatę ir su Romu. Buvom tenai ir prie to didelio ežero nuėję, buvom ir ten pasižiūrėję parkelių visokių ir panašiai. Vakare buvau sugalvojęs, kad eisiu vakarienės, tik tai niekaip neapsisprendžiau, ar eiti į prabangę vakarienę, ar eiti į paprastą ir pigę vakarienę. Tai nuėjau vis dėlto į tą fancy, kaip ir sakiau, nesijaučiau gerai, nes žinot, kai ateini su Džeko maikute į fancy restoraną, užsidėjęs Džeko džempuką, kuris labai mielas. Jisai minkštas vis dar po tiek skalbimų ir tiek trinimų, bet jis vis dar labai minkštas. Tai va, tai bet kuriuo atveju nesijaučiau kaip pritampantis, bet koks skirtumas, suvalgiau kažkokią tai silkutę kaip starterį, silkutę. 4 berods gabaliukai silkutės, kažkoksai ten užtepėlė ar kažkas tai, whatever. Tada suvalgiau pagrindinis patiekalas buvo žuvis. Kokia, neklauskit, tikrai nepasakysiu, balta žuvis buvo. Sakė, pagauta šitoje įlankoje. Su majonezo padažu, bet to, ką grinai tiesiog majonezo, tai ir uždėt, ta prasme, žuvis buvo skani, bulvės buvo skanios, kam tas majonezas ten buvo, tai man nesupratau, čia gal kažkas švediško tipo skaitosi, bet man tas majonezas taip sugadino visą tą patiekalą, kad whatever. Ir desertui pasiėmiau sūrio pyragą, kuris buvo žiauriai skanus. Tai vat, ir alaus paėmiau. Pirmą kartą, ne pirmą kartą šitoj kelionėj, bet jo, paėmiau alaus, bokalą, įkaliau, 8 €. Kainos. Bet aš ėjau į šitą restoraną galvodamas, aš atsiriboju nuo kainų, aš tiesiog noriu pavalgyti skaniai ir turėti prisiminimą. Ar pavalgiau skaniai? Jo, ko gero, kad ganėtinai skaniai apart to majonezo kažkodėl tai. Ar turėsiu prisiminimą? Manau, kad irgi turėsiu.
Tai visumoje likau patenkintas, o išėjęs pamačiau ledų kioskelį ir nusipirkau ledų. Ir valgiau tuos ledus, dar paprikolinom su ta mergaitė, kuri ten pardavinėjo. Leidau ją išrinkti man vieną rutuliuką, tai išrinko cheminius bananus, kaip vienai pati pavadino. Sakė, nu jie nėra tikri bananai, aš sakau, suprantu. Sako, gal nori paragauti prieš valgydamas ar pasitikė manim, sakau, aš tavim pasitikiu. Tai žodžiu, pasiėmiau ledų, valgiau juos ir prisiminiau, kaip Dagnė man nupirko per gimtadienį ledų Amerikoje, irgi po vakarienės. Šiaip buvo smagu, kad daug draugų parašė, su daug ko pabendravom, susiskambinome ir su Aurimu, ir su dar keliais draugais. Tai toks, nesijutau visiškai vienas, bet turiu pripažinti, kad švęsti gimtadienį vienam tiesiog nuostabu. Fotikas pasakė, nustok kalbėti, niekam neįdomu. Ir dingo baterija. Ta prasme, nedingo, išsikrovė baterija. Tai va, tai anyway, tai žodžiu, toks tas mano 39-asis gimtadienis. Ačiū už jūsų dėmesį, tam kartui tiek. Ir tada pasimatysime, nežinau kada, kažkada pasimatysime. Galbūt dar per ateinančias 2 laisvas dienas kažką nufilmuosiu, o gal ir nenufilmuosiu. Bet kuriuo atveju, jeigu ką, ačiū už jūsų dėmesį. Ate!